Atsimenu, mes gyvenom va ten, o tas namas raudonas. Ir mane, kai mano amžinatilsį babulė vesdavo pasivaikščioti, sakydavo, šito keliu vesdavo, toks geras vaikas atrodo būdavo, bet vienu momentu pist, ištrūkdavo iš rankos ir, kai jis sako, bėgdavo visą laiką, link kelio, bėgdavo, mašinas apžioja, babulė metasi, už galvos laikosi. Gerai, dabar aiškiai, mes randamės Klaipėdoj. Mes randamės Klaipėdoj, mūsų pirmieji namai. Aš iki 3 metų iš viso gyvenau Priekuliai. Čia yra mamos mano gimtinė. Čia pirmi turbūt buvo namai, kur įsigijo mano tėvai ir aš iki mokyklos gyvenau čia. O šitas pastatas buvo mano darželis. Ir čia randamės Herkaus Manto gatvėje. Ir va čia už šito darželio už gatvės jau eina senasis tas parkas būdavo, atrakcionų, tarybinis toksai. Tai va čia buvo mano darželis, atsimenu, čia kita tvara buvo, bet aš atsimenu dar vaikas būdavau, visada žiūrėdavau per ją, kaip žinai, kaip į kažkokį skyscraperį. Ir tokia didelė atrodo. Čia praėjo tokie, žinai, įdomus metai. Bet jau čia buvo pirmi pasirodė mano gabumai pasirungti su vaikinais. Tai čia nuo gimimo iki kelių metų. Čia nuo gimimo ir iki 1 klasės, gal iki darželio galo, iki 5-6 metų. Mes gyvenome ten, dar nueisim parodysiu. Ir čia buvo mano pirmasis darželis. Nu, štai mūsų pirmas namas, jis jau dabar toksai visas senas, aplamdytas atrodo. Ir prisiminimai vieni, kad iš vaikystės šita tvora, ir jinai dar buvo suskaldyta, mes atsimenu, iš čia traukdavom plytas, vaikai, žiūrėdavom pravažiuojančias mašinas ir mėtydavom ir bėgom. Aš buvau sakęs, kad buvau biškį išdykęs vaikas. Buvau. Tai pramogų tais laikais nebuvo. Vienintelė pramoga, kai mano amžinatilis brolis atvažiuodavo mane prižiūrėti, atsimenu, paimdavom švirkštus ir į pečių į tą įkaitusią durelės raudonas purkšdavau. Nu, pramogų visiškai nebuvo, tai prisigalvodavau visokių tokių nesąmonių. Jaučiu, žmonės labai manęs nekęsdavo. Čia pasimenu. Čia kažką atsimenu, Rusys buvo, tėvas kažką gal palaikė tam Rusy. Paskutinį kartą, kai aš buvau, ten kažkokie buvo ofisai rinkti. O, čia kodas vaikutė. Mes į laiptinę neužeisim, suprantu, kad... Pasiruosim. Nu, durys dabar užrakintos ant kodo, nerandam kaip atidaryti jų, bet esmė buvo ta, kad paskutinį kartą, kai buvau atvažiavęs, tai buvo jau užmūrytos tos durys, jau nebuvo, ten turbūt ofisas buvo padarytas. Tik pamenu, kad tais laikais buvo toks didžiulis koridorius, jisai vedė į vonią ir tualetą, po kairę mūsų duris ir dar toks barako stiliaus gal buvo būtas, kur gyveno. Buvo bendra virtuvė ir pamenu, mes čia išeidavom su vaikais kitais, arba vyresniais vaikais, arba bendramečiais, burikus rinkdavom ir bandydavom vaidinti, kaip vyresni daro, kaip suaugę daro. Ten užsidegti kažkur tai su degtukais ir... Rūkyta lebučiokus? Nuorūkas. O kaip tu pasakei? Burikus? Kancarikus, burikus gal. Aš nežinau tokių žodžių. Burikus, kancarikus, visai vadinau, kancarikai, bučiokai. Jo, bet, trauk dar net nemokėjom. Žinai, kaip filmuose daro ir bandėm atkartoti. Ten buvo eina iki pačiol geležinkelis, bet tik tais aptvertas anksčiau nebuvo. Tai ten atsimenu irgi laisvalaikis, kai neturėdavom ką veikti, ant geležinkelių akmenį statydavom ir laukdavom, kol traukinys važiuos ir pažiūrėti, ar jisai iššaus iš šoną ar sutraškis tą akmenį. Nu, tokias buvo keistas pramogas tais laikais. Bet nostalgija. Tai čia mes gyvenom turbūt iki 1 klasės. Pamiršau, visai kitą pusę reikėjo sukti. Noriu nuvežti ir parodyti, kur aš savo pirmą pareiškimą gavau. Būdamas, nežinau, 6 metų, gal 7 metų. 7 metų pareiškimo, ta prasme, kažkas paskundė tave policijai? Ne, nu kaip, jo. Mes buvom stovykloj, iš tėvų darželio, o iš tėvų darbo gavo vaikai kelionės į stovyklas.
Ir toj stovykloje mes, nu kaip ten, diskoteka būdavo, tai pabiški vyresniem, bet dalyvavom ir mes ten snargliai ir ten su vienu bendramžiu kažkaip tai viens kitą nesupratom, susistumdėm, jisai ten lygio vietoj pradėjo ant manęs kažkaip važiuoti, aš atsimenu filmus prisižiūrėjęs su Van Damu tais laikais, priėjau prie jo, už galvos paėmiau ir šnai ant kelio užmovau. Nu, dabar mes atvažiavome už Girulių šiek tiek. Čia buvo mano pirmoji stovykla, turbūt vaikystės ir vienintelė, kuri iki galo taip ir nedaėjo ir jinai nutrūko. Aš atsimenu šitą darželį tik tai ir čia stovėdavo dar tokie mediniai nameliai. Aš atsimenu po to įvykio, aš tam vienam iš tų medinių namelių slėpiausi. Kokio įvykio, kokio? A? Po kokio įvykio? Po kokio įvykio, kai va čia dabar daug labai yra tų namų nuosavų. O anksčiau čia buvo didžiulė teritorija, pora tokių pastatų, barakai, kaip aktų salė. Tai čia buvo ta stovykla. Ir toj stovyklą, sakau, mes kažkaip taip atsimenu, buvo muzika groja, mes nuo scenos nušokom, aš kažką ten, kaip draugelį, taip pastumtelėjau. Ir jisai man atgal, ką tu čia bum, vos nesukumščius ant manęs eit. Ir tada taip gausi, kad aš prisiminiau, sakau, Van Damme filmus. Nesupratus, ką tu čia man galvošnieki, už galvos paėmiau ir bum iš kelio. Ir aš žiūriu, muzika groja, straboskopai iššaudo, jisai guli užlaikosi už burnos, iš čia kraujas bėga. Ir aš žiūriu, vyresni bėga. Aš šalia jo atsigulu, už kojas, ai, skauda, žiūriu aplink jie, visi tam panikoj. Aš žiūriu, kad momentas tas, kuris galima patep slydės, aš tyliai tuk ir bėgu. Ir va šitam darželį, čia sakau, būdavo tokias būdelės. Tai būdelį pasislėpiau, paskui dar ant tvoros, nes girdėjau, kad bėgiojo, visi ieško. Ant tvoros, atsimenu, dar užlipau ir taip žiūriu tą kelią. Dar čia tas kelias visai biškai kitoks buvo. Gal iki namų bėgt. Bet ką aš pasakysiu tėvam? Kas bus, tas bus. Ir taip gavau pirmą tokį pareiškimą. 6 metų ar 7 aš buvau. Paskui ten labai teisėsi, aiškinsis, to berniuko močiutė labai užsiprašė didelę sumą, tai jie taip ir negalėjo dasvarstyti iki galo, taip man atrodo mes ir neužmokėjom. Taip ta byla buvo ir uždaryta, nes vaikų incidentai, bet buvo tokie laikai. Vieną dieną mes su klasiokais praleidinėjom pamokas ir atvaikščiojom šitam rajone, Debrecene. Vat pro šitą tvorą ėjom. Ir vat pro šitą langą, dabar čia pro lapus nelabai turbūt matosi, pastebėjom kabojančią kriaušę. Pamanėm, kad ten bokso treniruotės, galvom užėjti pasiklausti, kaip ten kas vyksta, kas ką. Ir užėjom. Ir pasirodė, ten buvo ne bokso treniruotės, o tokios atletikos. Einam. Šitas pastatas dabar restauruotas yra, anksčiau jis buvo toksai baltas, toks apipelijęs, apibėgęs su stikliniais mediniais langais, toks visas nekoks. Dabar jis atrodo kaip saldainis. Anksčiau atrodė kaip, žinai, kaip tokios senas KPZ. Ir prie lango mes dabar netgi matom, kad yra atlaikikliai, nuo kurių pritupimus daro. Čia rūbinė. Įjimas į rūbinę, o čia salė. Grindinys dar tas pats liko. Palauk. Labai atsispindi langas, chebra, sorry, nesimato. Tai čia aš sutikau savo pirmąjį trenerį. Žmogų, kuris buvo tikras treneris. Žmogus, kuris, sakau, man savo laiku tėvą turbūt atstojo, labai toks įmušė man ir charakterį, ir supratimą, kas yra sportininkas, kas yra atletas. Vladimiras Gerasimovas, už ką aš esu be galo jam dėkingas po šiai dienai. Ir galima sakyti, kad didžioji dalis mano sportinių nuopelnų visur, kur aš be pasiekiau, yra jo nuopelnas. Ta, kai jisai čia man įskiepė kažkada. Štai šitam name mes gyvenome jau turbūt nuo 1 klasės iki kokios 4, 5. Čia Vingio gatvė, Vingio 2.
Čia buvo tas įvykis, o čia mes jau gyvenom, kitas įvykis buvo stovykloje. Nu, čia aš dar toksai buvau, dar labiau prižiūrimas tėvelio. Nu, o paskui mes persikrustėm į Bražynų gatvę, čia Mogiliovo rajonas. Ir ten prasidėjo mano paauglystė ir mano nekontroliuojama paauglystė. Važiuosim, parodysiu. O ten už to namo yra Simonaitytės kalnas prie mano mokyklos. Dar nuvažiuosim, parodysiu. Tada jis atrodo didžiulis. Dabar turbūt bus labai mažas. O, tu blemba, pažiūrėk, kaip šitą restauravo. Čia už mūsų buvo toks tarybinis senas pilkas monolitinis namas. Dabar žiūrėk, kaip naujos statybos atrodo. Didelis raudonas? A, jisai grinai už mano namo būdavo. Vitel Lauch. Ant sienos parašyta. Atsimenu, mes čia visur irgi rašydinėdavom rap is cool, tam dar kažkokias visokias nesąmonės. Nu, čia buvo mano kiemas. Šiandien mes su tavim atvažiavom čia, aš net pažįstu savo kiemą, išskyrus namus, aišku, bet visas kiemas visai kitaip atrodo. Dabar padarė parkingą, aišku, gyventojams yra super. O čia, kur mes dabar sėdėm, čia šitų solelių nebuvo, šitos aikštelės iš viso nebuvo, čia buvo tik žolė. Atsimenu, mes čia žaisdavom futbolą ir čia daug kas paskiau pasistatė savo tos grotas ant langų, nes mes kai futbolą žaisdavom, mes ne vieną kartą buvom išdaužę tos langus čia žmonėm. Čia krepšinio aikštelė būdavo, tai tie kašiai buvo neaukšti, mes čia dar kraudavom juos, čia būdavo tiek veiksmo visada. Čia kvadratą žaisdavom, kvadrato aikštelė buvo, ten su kojom, atsimeni toks žaidimas buvo? Tai buvo. Smėlio dėžė buvo, ten po šitie medžiai dar buvo, nebuvo tokie dideli, dar maži buvo, nieko neuždengdavo, ten atsimenu, kiemo drakės būdavo. O čia mano, ne, o čia, šitas, kur geltoni kažkokie yra juostas ant balkono. Čia buvo kažkada, atsimenu, kompiuterinė. Čia vyresni... Geltonas juostos, palau. Geltonas juostos, pirmas aukštas. Va. Kompiuterinė, čia irgi veiksmo visokio būdavo. Čia jau rinkdavosi vyresni vaikai. Spausdavo iš jaunesnių pinigų, kad užsimesti savo ant kompiuterinės. O čia aš gyvenau. O šitam name, šitam įėjime, trečiam aukšte. Čia 9 aukštų namas. Bražynų 11. Šitame ir gyvenai? Jo, trečiam aukšte. Čia irgi daug visokių reikalų būdavo. O čia 5 aukšte pas tokį Romą Rėpičių praleidinėdavau pamokas, nes pas jį buvo personalinis kompiuteris, galim buvo žaisti žaidimus. Pamenu tos laikus. Jie ten kas balevo, kas gėrė, kas dar kažką darė, kas ten su mergom ten dėjęs. Man niekas, man svarbiausia buvo kompas, aš prie to kompo ten buvau prilipęs ten kaip zombis. Rusijoje turėjom savo štabų salę, savo chatas pasidarė, tose chatose tusinom ir ten visokių irgi bairių buvo. Ten ir baidėm ir pipkės traukti, dar kažką. Vasarom dar būdavom ten ant stogo, irgi užsilipdavom, ten su mergom laiką leisdavom, tipo. Ant stogo? Jo. Jeigu atsimenu, vieną kartą aš vienas buvau užlipęs, kažkaip savo pasibūti, vienam norėjusi. Ir ten, kaip tik iš to monolitinio, kur kai važiavom, matėm namą, atsimenu kažkas, debilas, lip lauk! Tai teko man nulipti ir atsimenu, vienam taip ir nepaėjo pasibūti. Labai daug prisiminimų įvairių. Čia tokių labai aktyvaus jaunimo daug gyveno aplinkui. Jeigu pasakot, turbūt kelių valandų vlogo neužtektų. Bet sakykime, gyvenom tikrai neliūdnai. Gyvenom neliūdnai, mes veikti visą laiką susirasdavom ką. Kaip aš sakiau, gyvenom tikrai neliūdnai. Pramogų tiek daug galbūt nebūdavo, pinigų irgi nebūdavo, tai tekdavo patiems susigalvoti pramogas ir ką nuveikti. O nuveikti tikrai būdavo ką. Nepatikėsi, kažkodėl tai labai ramu. Saugus jausmas ar nostalgiškas? Jo, toks ir nostalgiškas, ir saugus, ir toks tyliai, ramiai gali pasidėti. Aš toks jausmas, kad galėčiau dabar čia ateiti ir pamedituoti. Rimtai? Netgi, šiaip dabar, aš kalbu, netgi tu gali mano aidą girdėti aplink namus. Anksčiau čia būdavo tiek veiksmo, tiek visko, kad tu jokio aido nieko nebūdavo.
Atsimenu, čia von, kai ką aš žaisdavom, čia sėrai, išnešk vandens. Bambalį metė į vandens hebrui. Bet dabar pasikeitė laikai, dabar pažiūrėk, va, kiemas tuščias. Nu dabar Va, vietoj žaidimo. Tik mūsų asistentė, draugė Viktorija, va, Jo. supasi. O vaikai namie prie kompiuterio ar prie jūros, kaip manai? Nu šiandien gražiai diena, tai galbūt į gamtą nuvažiavo, jo, galbūt prie jūros, nors vietiniai nelabai dažnai prie jūros važinėja. Bent jau mes tai prie jūros nebūdavom mėgėjai važiuoti, nežinau kodėl. Taip iš tikrųjų, netgi, žinai, ir gera, ir liūdna tuo pačiu metu. Gera grįžti, žinai, į tas vietas, kur užaugai, kur tiek visko įvyko ir kur tu brendai kaip asmenybė. Ir liūdna dėl to, kad to nebegrąžinsi. Tas laikas praėjo. Tas laikas praėjo. Bet gera žinia, kad mes einam toliau. Ir bus viskas dar geriau, negu buvo. Tai vat aš tau pasakoju, iš kur pas manęs tas noras yra su gitara groti. Tai vat čia trečias aukštas aš gyvenu, iš tos pusės yra mažas balkonas. Ir aš atsimenu, visą laiką čia vyresni tokie sėdėdavo. Toks betono konstrukcija tokia buvo, kažkokia ten nuo stulpo gal pagulyta. Jie visi ant jų sėdėjo. Ir mergom brinkino, grodavo tas dainas, tokias Cojaus, dar visokias ten dainas. Ir blemba, man taip visokiau širdies grodavo ir aš galvoju, blemba, kai užauksiu, taip norėčiau išmokti irgi gitarą groti ir taip mergom brim per ausis. Vo, mano balkonas. 2, 3, taip? Jo, čia trečias mano balkonas ir jau čia buvo po langais. Čia vieto chebra. O čia gali matyti dar likučiai, kad dar neužmaskavo ant sienų sprogimai. Čia mūsų darbas būdavo suryti. Palauk, Serega. Man reikia sufokusuoti, kad parodyt, kas čia per sprogimai. Nežinau kaip lietuviškai, bet mes vadindavom surikis ir ibrenka. Jie sumaišydavo į du akmenukus, sulipdai su lipnė juosta į sieną. Pala, smulkiau. Oho. A, bendrai... Visa siena buvo apšaudyta šitais. Dabar jinai uždažyta, bet recepto vis dėlto nereikia, gal pasakot, nes atrodė kaip po karo iš tikrųjų. Ten sprogimai būdavo iš tikrųjų, atrodo, kad visas atrodo. Būdavo reikalų, kažkada būdavo reikalų. Čia likučiai yra likę tikrai. Po tik metų biškai įsiplovė, matai dabar biškai kitoks jaunimas, taip nežaidžia, kaip mes žaisdavom. Balionėliais, markeriais viską rašydavom, o kaip sakiau, ten Rap School, ten tas milita, o čia kažkas grandė, o kas čia yra, o parašyta. Visokių čia gali rast, bet jau čia viskas uždažyta, viskas restauruota. Žmonės bando istoriją ištrinti, bet istorijos iš čia neištrinsi. Visai kitaip atrodo viskas. Atrodo dabar mirė, tuščia. Kai mes gyvendavom, aš nesuprasdavau, kodėl vadindavo šitos rajonus mėgamaisis rajonais. Nu, nes čia tik buvo skirti tam, kad darbininkai dirbtų kažkur tai mieste, čia atvažiuotų išsimiegotų ir grįžtų atgal. Nes čia mes tiek daug ko veikiam, iš tikrųjų, čia nebuvo kada miegoti. Čia buvo vienintelė problema, kad nebūdavo kada miegoti. O dabar atvažiuoju ir matau, kad čia tikrai dabar tokie mėgamieji rajonai beliko. O dabar mes važiuojam pažiūrėti mano mokyklą, kaip jinai atrodė. Čia aš praleidau nuo 1 iki 12 klasės. Ir per tą laiką jinai buvo 25 mokykla, tada Kuršių vidurinė mokykla, tada Aitvaro gimnazijos filialas ir tada Maksimo Gorkio mokykla. O dabar jinai iš karto po mūsų baigimo pasidarė suaugusiųjų mokykla. Dabar aš netgi nežinau, kas čia yra. Čia iš tikrųjų tu galim bus pasižiūrėti. Bet čia jau praleista nemažai įdomių dienų. Klaipėdos suaugusiųjų mokykla. Čia internatas. Čia buvo tokie pasiūtę vaikai. Tai būdavo pora tokių susidūrimų su jais. Bet va čia buvo vokiečių mokytojas langai, tai aš prisipažįstu. Dviem mokytojom
daužiau langus. Tom vienai mano mėgstamiausiai mokytojai, nes kai mane jinai įskaudino, tak labai negražiai su man pakalbėjo prie visų ir savo nemėgstamiausiai pamokai, vokiečių pamokai. Tai va šitai ir va čia buvo rusų. Rusų jinai etikos buvo mokytoja, tai tokia Baranova pavardės buvo, Liudmila Aleksandrovna gal? Jo, Liudmila Aleksandrovna. Ir jinai buvo tokia, nu, išskirtinė asmenybė. Jeigu tu pamatytum minioj gatvėj, netgi per jūros šventę kokią nors, kur yra belė kokių žmonių, jinai išsiskirto iš minios. Jinai tokia gan aukšta, jinai pati savo siūdavo tos suknelės, bet tokia su tokiais pečiais, kaip Dragon Ball Z, žinai, tos kaip Vegetas su tokiais pečiais. Ir jinai tokia raudonas ryškiai lūpas buvo ir va toks kaip aduvančikas, žinai tą? Šukosina. Nu, šukosina, tokia balta. Tai jin tokia vis laiką tuk, nors jau metusi būdavo, bet vis laiką prižiūrėdavo savo labai gerai. Tai va čia būdavo langai jos. O ten kur laiptai, nuėjom protis, ten buvo toksai būdelė tokia. Ten ar kiemsargio, ar prižiūrėtojo aplinkos buvo instrumentai. Ir mes per stogą įsilaužėm, atsimenu. Ir mes tarp pamokų ten rūkyti bėgadavom. Čia būdavo lietuvių mokytojas klasė. Ir paskui buvo mūsų klasės auklėtoja kurį laiką. O dabar žiūriu, nebėra. O čia vat Klaipėdos regbio klubas, žiūrėk. Regbio klubas, Klaipėdos kovas. Čia būdavo kažkada irgi kompiuterinė. Tai vat visi pinigai skirti pietums būdavo išleisti čia. Čia dar pirmas plastakas buvo labai smagu, atsiprašau. Atsimenu, buvo diskoteka, nežinau, klasė gal 10-9. Ir toj diskotekoje buvo labai toksai šustras vienas bachūras čia mokyklos, vyresnis. Atsimenu, kažkaip tai jis ten bandė erliuoti, pastumti dar kažką, nu aš aišku nepasidaviau, nes vieną kartą užminsant tavęs tai pastoviai treips. Ir biškį jam teko struškių duoti. Ir tada visi man atbėgė, sako, tik neik į lauką, nes laukia tavęs laukia jau krūva jų. Ir sako, ten ir su peiliais, ir su visko, tai ten būtų jau reikalų. Tai aš kažkaip tai iš tų aktų salę taip išsviniavau, bėgau čia aplinkui, ieškojau, kur man leisti ir primetė. Čia, va šitam antram aukšte aš atidariau langą, bandžiau lipti, bemba galvojau šokti, nes buvo tamsu, kai šiknoju. Galvojau šoksiu, dar kojas, žinai, susilaužysiu. Tai bandžiau nulipti, tada bandžiau čia atsistoti ant šito ir blemba nepasiekdavau šito, žinai. Ir aš kabau ir aš girdžiu, kad minia eina. Ir čia būtent ta minia eina. O jų ten kokį 25. Ir čia visi, va, šaukia, eikia, o aš čia kabu. Nežinau, ką daryti. Kokia nesąmonė. Ir galvoju, blemba, kad tik tai nepastebėtų. Ir jau čia šitų keliukų čia praėjo ir ten į savo rajonus ten ir nuėjo. Tada aš čia nušokau ir bėgau kaip pasiutęs namo, visas šlapęs, bet galvoju, jeigu būtų tą dieną mane pagavę, būtų man tikrai rėsta. Pradinu. Čia jau tas kalnas. Simonaitytės kalnas. Atsimenu, kai aš vaikas būdavau, jis dabar atrodo netoks didelis, tiesiog biškį pakėlėtas, bet kai mažas buvau, ten atsimenu, būdavo kažkas vandens išnešė, tą ledą padarė ten ant tų kuprinių savo arba ant sąsvinių. Čiuoždavom, paskui parnešė namo sąsvinį arba knygą visą sudraskytą, nuo užpakalio šlapę, nuo sniego. Ir aiškindavai tėvam, kas atsitiko, istorijų pasakodavai. O čia rūkykla. Nemėgai mokyklos? Ne man. Aš žmogus, kuris mėgsta laisvę. O mokykla labai varžė, labai tave vertė būti, žinai, kažkokį standartą, pagal kažkokį standartą būti, žinai, neleido būti savimi. Va, mūsų rūkykla. O čia, va, šitam kampe mes daug laiko leisdavom. Žiūriu, ar nėra kokių nors užrašų senų. O čia mazota, permazota. Nelabai kas ar lieka. Nu, čia buvo išrašyta, bet čia perždažyta. Čia visokių numerių buvo. Gal čia ir mano būtumėm radę kokių inicialų. MSV. Aš anksčiau rašydavau visą laiką. Ką reiškia? Maslubojus Sergej Vasiljevič. Supratau.
Nežinau kodėl, bet labai noriu praeiti pro tą kelią. 12 metų praėjau. Beržai apaugo. Toks kaip mano gyvenimas, klausyk. Takelis? Jo, toksai. Gražiai ir toks viduj. Gera. Gera grįžti į vaikystę. Gera grįžti atgal. Ar norėčiau vėl būti čia? Ne. Bet ar gera grįžti ir pajausti visą tą nostalgiją? Taip, rekomenduoju. Nu, dabar mes esame prie 11 mokyklos, Aitvaro mokyklos. Čia buvo mano pirmasis žingsnis link kovos menų. Aš sakiau visada, kad tais laikais būdavo sporto salės kovos menų. Dažniausiai kažkur tai Rusiuose, ten bremo, kur tamsu, šalta, smirda, pelėsiai. Vat čia buvo tas įėjimas. Čia buvo būtent tas įėjimas į salę. Įsivaizduokit, pirmą kartą vaikų, kuris baisiai bijo viso to, kuriem buvo įbrukta į smegenys, kad neik, ten tave užmuš, sulaužys, tave nori ten sužalos, ten bus invalidas, ten kriminalas. Tu eini pro tokius vartus į savo pirmą treniruotę. Čia rimtai salė buvo. Taip. Ir čia langai, čia buvo kačialka, iš kitos pusės buvo kovos salė, bet kovos salė buvo tokių medinių grindų. Ir tu toks eini, į laiptais, į apačią, į tą rūsį. Čia rūsy buvo jinai? Jo, rūsy. Toks cokalinis gal buvo, toks pusiau rūsys. Ir eini, ir tas prakaito kvapas, smūgiai kažkai girdisi, ir tu galvoji, eina savo, ką aš darau gyvenime, savo, kodėl aš save taip numarinėjau. Ir kai ateinu, suprantu, kad tai yra geriausias mano gyvenimo pasirinkimas. Ir kovos menai, o tą iš to chuligano gatvės padarė, aš manau, tikrai gan gerą žmogų. Todėl rekomenduoju visiems išbandyti tam, kad suprastumėt, kas kovos menai yra iš tiesų. Net jūsų vaizduotėje, o iš tiesų. Šiandien mes esame Tauragėje, Astomo gimtinėje. Atvažiavom labai svarbų dalyką padaryti. Aktą. Priesakai duoti. Tomas biškį papasakos apie vietinės procedūras, nes jis jau praėjęs, jis jau yra šaulys. Tai jisai mane kaip už rankytės veda. Patikslim, prašau, priesaiką kam duosiu? Šaulių sąjungai. Tėvynei. Tėvynei. O ką tau, Tomai, duoda šitas? Kodėl tu nusprendėjai? Nu, aš taip, dabar tokia yra toks laiks, kažkaip visą laiką norėdavau toks biškai, bet dabar toks laiks yra, kad kas daras dabar su ta Rusija. Atrodo ir norėtus išmokti ir su ginklu elgtis ir kai jau kažkas būtų ar eitų Lietuvą, kad būtų Lietuvą, ar kažkas, kad nebėgti kažkur, nesigalvotų auginti savo tėvynę, būtų stovėti. Būtų pasiruošti? Jo. Aš girdėjau, kad tu jau seniau buvai išstojęs šaulių. Paskui taip gyvenimo aplinkybės sutapo, kad tau reikėjo išvažiuoti į Vilnių, teko mesti. Jo, ir mečiau, paskui dabar vėl labai grinai įstojau, viskas jau turiu pažymėjimą ir pabaigiau pirmą tą, kai sakoma, kopą tokį, kurį turėjau. Yra 10 dienų pratybas, tam mokina tau viską su ginklais daryti, kaip elgtis. Dabar pas dar leidimą nešiotis ginklų laikaus viską. Nu, žiūrėsim, sakoma. Kaip ten sakoma, geriau būti kariu gėlių sode, ja? Ja. Negu sodininkų kare. Taip. Tai taip ir darom. Čia šiandien. Jis irgi? Kaip gyvena? Normaliai, gerai. Jaunime, kokie. Šiandien. Čia tau. Sakoma, vėliava irgi į būrį. Labą dieną. Sveiki.
Nu, sveikas, malonu matyti, žaunuolį. Ir Vladu. Galima drąsiai pasakyti, kad šiandien Tauragės Juozo Kasperavičiaus 702 šaulių kuopai istorinė diena. Kuopos kovinės vėliavos gimimo diena. Vėliava taip pat simbolizuoja vienybę, stiprybę, pasiryžimą ir pasiaukojimą. Pradėsime kuopos vėliavos įteikimo ceremoniją. Kuopos vėliavos atributai. Ant stalo padėta vėliava, lėkštelė, plaktukėlis, vinutės, jų metalinės galvutės aukso atspalvio, metalinė rodyklė strėlė, dalyvių ir pasirašančiųjų sąrašas. Bus kalamos 9 vinutės. 9 krikščionybės šventas skaičius, tobulumo, išminties ir tikėjimo simbolis. Jis sutelkia drąsai ir norui kovoti. Gerbiamas šauliai didelis, prašau įteikti vėliavą. Kuopos salėje. Karinė vėliava. Šauliai, lygio! Ramiai! Priesaikai kviečiame Sergejų Moslobojevą. Aš, Sergejus Maslobojev, tapdamas šauliu, jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas Lietuvos valstybei, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vaidų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teisės, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos tautos gerovę, visur elgtis kaip dera drausmingam, narsiam šauliui. Te padeda man Dievas. Man patiko, man įdomu buvo ir aš norėčiau kiekvieną kartą žiūrėti, nes aš noriu pamatyti, ką šauliai daro. Su tečiu nori dalyvauti dabar? Taip. Pratybose dalyvausi? Taip. Na, iš tiesų buvo tą priesaką skaityti, kažkoks virpuliukas prieš tai buvo, atrodo, nu ką čia tekstą perskaitai, bet kuo ilgiau lauki, tai labiau jauti, kad prakaitė muša, širdis skalatuojasi, rankas pradeda drebėti, toks jauduliukas atsiranda. Na ir iš tiesų tą priesaką duoti, tos žodžius ištarti garsiai, kažkokį šarmą turi viduje. Tai tikrai verčia susimastyti ir labai rimtai visą šitą reikalą pasižiūrėti. Tai tikrai aš patenkintas ir sakau, tiem, kas dar nepasiryžo, bet nori, tikrai rekomenduoju peržengti per save ir padaryti tą žingsnį ir stoti į Šaulių sąjungą arba į kariuomenę, kas nori, kas turi daugiau. Savanorius. Arba į savanorius, taip. Nu, tu Tomai kaip? Na, aš jau buvau parėjęs, man tai visą laiką smagu kažkaip, dabar žiūrėti taip vėl, toks smagu, toks vis tiek virpesiuks, toks per širdį įdomiai.
Dabar tik tai dar norėčiau, kad susirinktumėm gerą savo tokią kopą, tokį būrį savo tokį gerą jaunų žmonių, kad biški tos senesnius žmonės leistumėm į kabinetus, jaunimus biški daugiau padarbuotumėm, tokių pratybų daugiau sudalyvauti, ne taip, kaip čia kiti žmonės ateina į bažnyčią pasėdė, man tai tas nepatinka, aš visais ateinu ir visais ginčius visą laiką, kad jie ateina į bažnyčią ir tik sėdi bažnyčio, reikia kažką padaryti, jie nieko nepadaro, tik jaunimui jie aiškina, tai norėsiu tą gal kažką visi bendrai viską pakeisti, kad būtų viskas geriau. Nu, aš manau, kad jaunimas ir turi stumti progresą į priekį. Tai ar darysim? Taip. Ramiriuk. O kaip tavo įspūdžiai, Mariau? Ramiriuk. Mano įspūdžiai viskas. Ate. Ate. Ain't no chick too fly for me. Ain't no chick too fly for me.